Tiek šitas vaizdas, tiek šitas ir netgi šitas yra nei Šveicarija, nei Kanada, bet labai netoli mūsų esanti Lenkija. Jei norite čia atvykti, kviečiu toliau žiūrėti šitą video, kur papasakosiu apie maršrutus, kainas ir taip pat į haikus jūs pasiimsiu su savimi. Kaip atrodo mūsų namelis. Kainavo jis apie 8-3 eurus per naktį, kažkas tokio. Tai virtuvėlė, čia visą šeimą pamaitinti kiaušinius išvirėm. Visai fainas tūlikas, nes matosi namukai tokie. Ir labai dar faina dalis yra šitas balkonas. Šįkart matos kalnas. Tai va, tokia mūsų karčiama šitam 4 naktim. Buvome nueiti prie ežero ir yra tas populiarus Morskij oko, bet gavom rekomendacijų, kad jis yra ir labai, turistinis. Ten tipo visi eina, nes jis populiarus, gražus, bet yra ir dar kažkoks ežeriuks. Arba juos abu kažkaip nueiti, nes tai įmanoma, arba tą mažiau turistinę aplankyti. Biškai sudėtinga. Pasiekėm savo tikslo, kas yra, kaip šitas ežeras vadinasi? Čarnai Stau. Čarnai Stau. Šiaip žiūri panašus realiai iš nuotraukų kaip tas Morskij oko. Žmonių visai yra, bet aš spėjau, kad prie Morskij oko būtų dar bent dvigubai daugiau žmonių. Nuo 1 iki 10, kiek sunkus tau buvo haikas iki so far vietos? Man 8 kokie. 6, 8. 6. Čia tada pasikuprinė buvo lengva. Va, žmogų lengva kuprinė, iškart baliukas viens kitas nusijėm. Aš vertinu 7 iš 10, jeigu taip bendrai. Ką mes čia turim? Duonytė numeris 1, duonytė numeris 2, morkytis, pas kažką lašiša, žodžiu, puota. Puota with a view. Dabar mes čia. Mūsų tikslas yra vandenų. Kažkur. Ir va šitas haikas, žinokit, yra ką veikti. Very much. Ką tik sutikom haikerius ir mūsų planas buvo į tą Kozį Verch, bet mums pasakė, kad iki jo dar 1,5 valandos. Mes būtume kažkur 7 ten. Mes, žodžiu, greičiausiai tiesiog lipsim iki kalno viršūnės kažkurios ten, bet nevarysim iki pačių Kozį Verch, nes tiesiog, kai leisimės žemyn, gali būti biškai pavojinga, tai čia jau sakyčiau vaizdelis. Vaizdelis neblogs. Dabar pasiimsi, tai įsitemp grandinę. Kėmės aukštį? Toks aukštis. Tai ten tipo Slovakija jau, ne? Taip. Nice. Jums nėra baisu čia. Aš žiūriu į ten. Ir biškai užsispaudžia. Galvom tęsti, bet čia yra kelias tik į vieną pusę ir iš ten tik leidžiasi žmonės, tai mes ten net negalime eiti iš tikrųjų. Lipam va čia ar lipam ten kaip atėjo? 9 vakaro. Sprendėm pasidaryti coffee breaką iš to, ką turim. Vakar mes nusprendėme išspausti maksimumą, kiek galėjome iš savo haiko. Jeigu jūs norėsite irgi kartoti panašų maršrutą, aš jums siūlau kokią 9, geriausia 8 būti jau starte. Mes tenais buvome, apie 12 ir mes grįžom namo irgi apie 12 nakties. Mes jau pradėjom judėti nuo ežero ir tai reiškia, kad mums dar liko kažkur 2 valandos. Grįžinėti namo jau pradėjo žiauriai tempti, bet tada mes pakeliui pamatėme, kad ne mes vieni tokie ir kad daug kas ten grįžinėja tiesiog su telefono flashlightais. Bet pats maršrutas tai šiaip buvo labai gražus ir labai įdomus, bet jeigu biški bijote tų tokių labiau ekstremalių haikų, kurių reikia biški rankom palaipėti arba su grandinėm, tai tada siūlau nueiti tik į kito ežero. Mes paskaičiavom, kad in total mes, man atrodo, su viskuo ten, su visom tom kavutėm užtrukom apie 11 valandų ir 20 km nuėjom. Taigi, 3 mūsų diena čia. Vakar ėjome prie tokio krioklio ir aš iš tikrųjų net labai nefilmavau, nes tas krioklys nebuvo kažko labai įspūdingas. Tipo, pakeliui tas haikas buvo gražus, bet mes, žodžiu, realiai pasirinkome, nes nenorėjom kažko labai intensyvaus, nes tas pirmos dienos haikas, labai paliko pėdsaką kojų raumenim, tai mes sprendėm padaryti tokį ramesnį haiką. Aš šiaip tarp kitko, jeigu varysite Zakopane, toks good to know dalykas, kad mokamas yra įėjimas į bet kokią haiko pradžią. Ten kainuoja apie 2 eurus, jeigu esate studentas ar moksleivis, tai man atrodo apie eurą kažkas tokio. Ir dar pasivaikščiom po pačią Zakopanę, kaip patį miestelį. Šiaip turistų belekiek.
Bet man atrodo dabar tiesiog vienas iš pačių sezonų, kai ten daug kas ima atostogas, vasarą šilta. Tai mes realiai tiesiog pavaikščiom biškį po suvenyrų parduotuvės, aš ten kojinę nusipirkau. Tai va, šiandien vėl varysim haikinti, bet man asmeniškai kojos šiandien skauda labiausiai. Aš šiandien vos atsikėliau iš lovos. Šiaip žada lietų. Aš dar matau tokius debesis. Kažką prognozuojančius. Vakar pakeliu nusipirkom kažkokį sūrį. Ale tradicinį kalnų čia. Jau paragavai? Kaip tau? Rūkytas ir surus kaip guma. Nuo 1 iki 10. Nu, jeigu per dantis taip neįtų toks jausmas, tai kokie 8, bet šiaip 6. Tai gal... Tai situacija, kad turelis to. Ir mes galvom, gal mes pakelysim funikulierių. Jis kainuoja 6 eurus. Tai jo, žodžiu, slidų šlapia, bet 6 eurus sutaupėm. Tiesiog nusprendėm, kad vietoj to eisim valgyti out vakarieniai, nes we deserve it. Šitas haikas, va čia vat, vaizdai. Nieko nesakau. Bet statumas šito haiko. Tai tolimesnis planas yra eiti dar kokius 3,5 kilo. Kiekvieno haiko esmė yra tiesiog kentėti 2, 3, 4 valandas, kad po to galėtum gražiai su kavute valgyti sumuštinį su vaizdu. O tada vėl, kai reikia leistis, aš vėl keikiu pasaulį. Tai. Bet kai matai tokius vaizdus, it's worth it. Lenkijai oras. Saulutė šviečia. Tik į Slovakiją. Lenkijos būna dažniausiai kokios gyvenimas kartus, kava bus dar kartesnė. Maždaug liko kilometras 700. Pienui palik vietos vieną. Mano kojos tiesiog dabar taip mačiusios gyvenimą, kad... Update. Ar mes apstūmėm funikulierių ir jo kainą? Taip. Ar mums skauda širdis mokėti 26 eurus? Taip. Bet kadangi vis dėlto Birkenstokai jie mane nuvedė iki kalnų viršūnės, bet aš nemanau, kad jie mane galės sėkmingai nuleisti. Ir mes visi pagalvojom, kad šiaip jau ir yra 6 vakaro ir funikulierius čia nėra labai toli, mums čia iki dait, ir kad visos kelionės turi tų netikėtų išlaidų. Žodžiu, kad ir kaip skauda, mes vis tiek leisime su funikulierium ir mes tiek valgysim out. Galvau dar kėdus su savim ekstra pasiimti ir aš norėjau tos ekstra kėdus pasiimti, bet pamiršau tiesiog. Pasiėmiau tiesiog basankės ir batus, kurie, pritrynė. Tas biškai per maži buvo. O dabar coffee break. Cheers. Lauk, kėdų keltas dirba, kebra. Iki 7? Keltas mums už kada? Už 20 minučių. Galimai. Galimai keltas baigia... Mums dar ten eiti, va iki ten. O mes kavutę? Ne. O mes kavutę geriam. Karvutė nuo 1 iki 10. Šiaip gerai labai. Šiaip sakyčiau kokį 9. O wow. 9 iš 10. Nes biški tokia, biški lipnesnė, tokia biški tokia... Išvažiavo. Bet skanu. Nuo 1 iki 10. Kiek skaudu išleisti 26 eurus funikulieriui? Apie 2. Ai, tai ne taip ir skaudu. Visai neskaudu. Iš tikrųjų, kol nepasižiūrėjausi banko sąskaitos. Bet neskaudu. Ne. Gerai, Karina, nuo 1 iki 10, kiek skaudu išleisti 22 eurus funikulieriui vietoj lipimo žymiai? 1 iš 10. Jo, todėl, kad man buvo labai smagu dabar grįžti. Mes sutaupėm labai daug laiko ir dar man yra... Mes turim full hike experience, funikulierius, tamsa, viršūnės, lietus, viskas. Ir dar funikulieriai buvo vien lietuviai. Nu ir Donatai, nuo 1 iki 10, kiek skaudu išleisti 26 eurus funikulieriui? 10 tai labai skaudu. 10 čia, oh my god, kur aš leidžiu savo pinigus, o 1 čia, ai? -1.
Oh shit. Jo. Aš šiaip iš tikrųjų, kadangi man kojas žiauriai skauda ir kadangi aš labai noriu valgyti, man 3. Bet šiaip ir iš esmės, vat aš kol važiavau, skridau, supratau, kad iš esmės, tipo, funikulierius labai faina patirtis. Nu, pavyzdžiui, kai ir Druskininkuose buvau Tolinų taku, tipo, atrodo žiūri tos pačius vaizdus, bet visai kitaip. Dar kol nežinom jo kainos, mes iš pradžių galvojame, ar geriau imti į priekį, tarkim, keltis, ar atgal leistis. Ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, tipo, kilti, yra sunkiau, žymiai, fiziškai. Bet realiai, kai haikini, leistis yra biški sunkiau, nes tu ir save stabdai. Ir plius dažniausiai, kai tu leidės, tu ten būni po 3-4 valandų haiko, tu jau nebenori nieko, tu tiesiog nori kuo greičiau namo ir va tada yra tas momentas, kai norisi funikulierius, kaip mums buvo dabar, ypač su mano kojom pusgyvėm. O užbaigti šį vlogą noriu pasidalindama kainom, idėjomis, kur jeigu varysite Zakopanę dar galite užsukti Lenkijai ir taip pat ką rekomenduoju imti su savim į haiką. Turėjom 3 pilnas dienas, tiksliais maršrutais aš pasidalinsiu aprašymą, labai rekomenduoju. Maršrutai yra labai gražus, bet pasimokykite iš mūsų klaidų ir nepradėkite haikų ne 11 ryto, ne 12 ryto ir tuo labiau ne vėliau, bet geriausiai kokią 8, nebent jeigu jau norite užsivėlinti, tada turėkite su savim žibintų ant galvos. Kitas dalykas, dėl kurio klausite, tai nors mes keliavome mašiną, kiek žinau, dauguma keliauja mašiną į Zakopanę, nes tai yra tikrai paprasčiausia, bet aš mačiau, kad iki Varšuvos tai galima iš Vilniaus ir autobusu, ir traukiniu nusigauti, ir nuo Varšuvos iki pačios Zakopanės galima vykti tiek Flixbusų yra ir traukinių. Nors mes jokiais autobusais nesinaudojame, bet matėme tikrai, kad po miestą varo ir varo prie haiko startų netoli. Tuomet dėl kempinimo Tatruose, kiek aš skaičiau internete, tai to daryti negalima, nes tai yra kaip nacionalinis parkas, o ne šiaip tipo kalnai random. Lyg ir yra kažkur šalia to nacionalinio parko ribų stovyklavietės, kuris galite apsistoti su palapinėm, bet reikėtų tikrai gerai pasidomėti, nes kitaip galite gauti nemažas būdas. Taip pat tikiu, kad yra aktualu kainos. Kuras iš viso 106 eurų, tuomet apgyvendinimas, tai mes 4 naktis buvome Zakopanėje ir 1 naktį buvome Zatare. Viso gavosi apie 405 eurų ir vėlgi čia viską daliname ant 4. Tuomet dėl maisto, tai mes out valgėme beveik kiekvieną dieną po kokį 1 kartą, tai ten pietavom ar vakariniavom, mum tam patiekalai apie 8-12 eurų kainavo. Apsipirkimui maistu mes išleidom kažkur 100-200 kažkas tokio. Bet kalbant apie batus, kaip matėte, aš haikinau su basankėm, mano haikinimo batai tiek pritrynė ir kai kitą dieną aš bandžiau užsidėti, aš supratau, kad ne, mano pėdos tiesiog, man atrodo, atkris, jeigu aš su jais haikinsiu toliau. Tai dėl to aš ir pati pagalvojau ir man dar patarė, geriau jau su basutėm, prieš varant į tokią kelionę, jeigu nusipirksit naujus haikinimo batus, galite pasimokti iš mano klaidų, pratestuokit juos kažkur namie, bent jau minimaliom sąlygom prieš varant su jais į haiką. Tuomet pačiam haike, ką mes dažniausiai su savim turėdavom, tai visų pirma, temperatūra kalnuose nuolat keičiasi, netgi labai karštą dieną, jeigu kažkur žemai yra labai karšta, labai galimai, kai jūs pakilsite į ten 2 kilų viršūnę, jums šalta. Pavyzdžiui, einant haikinti su maikė ir šortais, tai papildomai su savim pasiimkite striukę nuo vėjo, nuo lietaus ir timpas arba kažkokias haikinimo kelnes. Tada kiek įmanoma daugiau vandens, aš sakyčiau bent 1-2 litrai. Mes dažniausiai ėmėm sumuštinius. Tiesiog kaip ėmėm sumuštinių ingredientus ir tuos sumuštinius darėmės. Plus turėjom kiaušinių, daržovių visokių ir dar vaisių ir riešutų. Tuomet powerbankas. Nu ir nebūtina, bet labai faina yra dar pasiimti kavos setupą. Mano sesė turėjo tą dujų balionėlį haikinimui ir dar mes turėjome metalinių puodelių. Kavą daryti kalnuose yra the best experience. Yra labai fainas šitas appsas. Su juo galite ir maršrutą susiplanuoti iš vietos į vietą, ten kur norit nukeliauti. Kai jūs haikinat, jūs galite pagal jį stebėti, kur jūs esate. Nu ir desertui, kur dar rekomenduoju pakeliu apsistoti, toli Zakopanės yra Krokuva. Mes ten šiaip nedaug pasivaikščiom, bet kiek spėjom pasivaikščioti, tai labai gražus miestas. Ir taip pat, jeigu dar niekad nebuvote Energylandija. Čia yra atrakcionų parkas. Nežinau, mums labai patiko. Šio video būtų tiek. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjote. Jeigu turite kažkokių klausimų ar savo patarimų, būtinai parašykit komentaruose ir visiems iki kito video.